Nu, labas rytas. Reportažas. Tyla. Sakė, aš mažai kalbėsiu, burbėsiu. Aš galiu iškart pasakyti. Yra dabar labai daug žmonių, kurie eina hai su baltais kedukais. Šiandien iš autobuso išlipę ir tiesiog neturiu aš ką daugiau pasakyti. Jie sako, how are you? How? Bon camino! Hey, let's go! Ir tada pamatai kažką, kas eina su tavim nuo Pamplonos ir tu tiesiog nereikia šnekėti. Tiesiog akimis supranti, kad jo, ir tu taip pat manai, ir aš taip pat manau. Jo, buvo tokias, jo. Paskutinis 100 kilometrų yra, kada tu gali pradėti Camino ir nuėjęs ten tą kelią gauti sertifikatą piligrimo. Tai kai kurie neprotingi žmonės eina per visą Europą ir gauna tą sertifikatą, kai kurie eina iš Prancūzijos arba iš Olandijos irgi gauna sertifikatą, kai kurie eina per visą Ispaniją, kaip mes irgi tikisi gauti sertifikatą, o kažkas tai tiesiog 100 kilometrų su baltais kedais lygiu taku. Nieko, gerai. Mes išėjome iš Sarijos šiandien ir iš tikrųjų liko 110 gal kilometrų nueiti. Nėra čia, sakysime, kad labai lengva dėl to, kad iš tikrųjų dėl šitų pasipylusių piligrimų, tokių 100 kilometrinių, albergės bus užimtos. Reikia labai planuotis iš anksto, prašytis tiesiog, o dabar kur sustosim, tai ieškosim, susisakysim vietą albergiai, nes čia jų masė yra, masė. Ir buvo vieta tokia, kur eina mes su Egle ir toks Dominikas iš Prancūzijos, jis irgi per visą Ispaniją čiuožia. Tai jis nuo Prancūzijos ten kažkur tai jo eina. Tai taip matėm įkalnėje, ten tie 100 kilometriniai taip pasišokinėdami, taip ras nubėgo. Ir 3 žmonės tokie slenka. Man viena Ispanė taip praėjo ir sako, o sveiki, kaip ten sekasi? Sako, how is it going? Ir aš galėjau ją pasakyti tik vieną žodį, it's going. Just it's going. That's it. Ir jis sako, where did you start? Ir jis sako, Pamplona. Ir jis sako, oh, my heroes. Jo heroes. Nu, tai va. Tai šiaip. O dabar irgi tokia viena Kristin sutikome, kur irgi su mumis ėjo per visą Ispaniją. Šitaip kažkaip tai netikėtai susitinki viską, žinai. Tai jinai kažkaip pasakė, sako, you are strong, tai mes stiprus susėti, reiškia. Tai ir kažkaip jautiesi tarp tų žmonių, kurie nukeliavo tą visą kelią, toksai savas ir tokia pilnas, tokio brolystės, tokio jausmo, kad gali iš tikrųjų ten pasirūpinti vienas kitui, pasiklausti, pasiguosti, pasikalbėti. Kalba neturi įtakos didelės. Kažkaip širdimi suprantam vieni kitus tuos. Tai va, ir tikimės nueiti vis tik tais. Mes niekad nesakom, kad nueisim. Niekas nesako, kas pradėjo toli. Nei iš vieno žmogaus realiai, visiškai statistiškai, nei iš vieno negirdėjau, kad sakytų, aš būsiu Santiage tada ir tada. Visi sako, I have a dream. Turi svajonę. If God let. Visi labai supaprastėjo. Ja. O su ta Kristin dar buvo įdomu, nes aš einu ir tėčiu sakau, tu atsimeni, buvo tokia Kristin pradžioj, kur mes su ją ėjom, įdomu, kur jinai, ir jinai taip, realiai, po minutės. Hi! Realiai mes kokį 15 dienų nematėm. Ja. Jinai, palauk, Australija jinai iš? Prancūzė. Jinai prancūzė. Bet jinai ten keliauja ten nenuatmenamų laikų. Jo, jinai sakė, kiek 8 savaitės gal dabar jau. Tai va, tai iš tikrųjų neatmenami laikai ir Eglė šiandien sakė, aš neatsimenu, sako. Jau 27 dienos čia pas mus kelio yra. Tai... Vakar kažką paskui ir sakau, man atrodo, kad buvo prieš 3 dienas, bet realiai tai galėjo būti ir prieš 10 ir už vakar. Aš neatsimenu visiškai, tiesiog kažkur praeityje įvyko šitas įvykis. Tai va.
Nu. Tai linkėjimai jums čia. Joanai, Zigmui Mackevičiui, kurie prašė, žinai, kad sakė, žinai, tai visi. Jo rašykit, stumkit, reiškia. Nu, dar galima perduoti linkėjimus, nežinau, ar tokia mano draugė čia žiūri, bet atsimenu, kad Ingrida, mano draugė, kažkada sakė, neapsimoka Santiago eiti vieną atkarpą, nes kai kurios dalykus patiria tik 3 arba 4 savaitę. I feel you. Linkėjimai tau, Ingrida. Ja. Nu, žodžiu, ir visiems kitiems. Ir Klebonui, ir Robertui. Ir šeimai. Ir šeimai. Aha, ir mamai, ir tėtei. Gerai. Bon camino.